Nusipoliruoji automobilį, pašalini daug įbrėžimų, viskas ok. Tai yra didelis darbas, bet tai nėra galutinis. Labai kruopščiai reikia išimti gologramus. Neišėmus gologramas padengi keramiką, kaip ir viskas gerai, bet taip pat po laiko įsiskverbus gerai keramikai, tas gologramas dar ir išryškėja. Kaip patikrinti, kuris įbrėžimas pasišalina? Purški vandens, jis susilygina tą pačią spalvą, kėbulo spalvą. Pasišalins 40 mikronų iš šitos sumos, tai yra gruntai ir dažai. Visa kita tai yra lako sluoksnis. Jeigu pas tavį yra ant automobilio 80 mikronų iš gamyklos, tai 40 mikronų tik likę yra lako. Jeigu tu jį sušveisi ir nupoliruosi, daugiau poliravimo jam nepavyks padaryti. Jeigu yra galimybė išvengti šveitimo, būtinai išvenkite.